Sveiki pirties mylėtojai. Sveiki. Šiandieną mes kalbėsime apie elektrinės krosneles. Panarsysime juos daugiau iš vidaus, kaip jos daugiau veikia, ką reikia žinoti apie elektrinę krosnelę, kad jinai duotų gerą šilumą, be abejo ir tikėtina, kad ir duotų garo. Su elektriniam krosnelėm, sakyčiau, žymiai viskas paprasčiau negu su malkinė. Visų veikimo principas yra daugmaž vienodas, tai yra elektriniai tenai, kurie šildo akmenį ir tuo pačiu šildo orą. Skiriasi jos tik savo formą, dydžiais ir gali būti jos pastatomos ant žemės, jos gali būti kabinamos ant sienos, tai automatiškai kabinamos ant sienos bus mažesnės ir mažiau akmenų galima bus į jas sudėti, pastatomos ant žemės bus ir savo dydžių ir akmenų kiekių žymiai didesnės. Laimė kažkada atsirado mitas apie suomišką pirtį tiesiog, tai kad suomiška pirtis pas mane negalima pilti vandens, nes elektrinė, tai čia nuo kažkur 80 kelintų metų, kai pirmas atkeliavo dar netobulas elektrinės krosnelės, kurių tenai buvo dar netokie tobuli ir vandens pilt negalima. Šiai dienai galima akcentuoti, kad galima pilti ant elektrinių krosnelių vandens. Aišku, turėkite saiko visą laiką, nepilkite kibirais. Pabūkime šiandien mitų griovėjais. Taip, ant visų elektrinių krosnelių galima pilti vandens, nereikia bijoti. Galbūt vienas niuansas, nežinau, ne visi galbūt žino ir ne visuose instrukcijoje parašyta, elektrinių krosnelių negalima jungti prie nuotekų relės. Ir užpylus vandens, kai yra prijungtų prie nuotekų relės, išmeta automatus. Ir tada žmonės galbūt bijo, sako, negalima pilti, gal iš čia atėjęs tas mitas. Nereikia bijoti, kad nutrenks ar dar, kad krosnelės padarytos saugios konstrukcijos ir vanduo paprasčiausiai patekęs ant korpuso kažkaip sureaguoja, išmeta nuotekų relę, bet nereikia bijoti, kad ta elektrinė krosnelė kažkokį turi tai kontaktą su elektra. Ką pastebėjau, kiek lankiausi pirtyse, tai elektrinės krosnelės labiau mėgstamas yra žmonių, kurie tokios estetikos geidžia savo pirtyse, vėrinėse, tai kadangi dizaino įvairiausių galima prisirinkti, tai tada tokios pirtelės būna, kur daug įvairiausių spalvų, lempučių, būna elektrinės krosnelės, dailios, blizgančios, tai tokios estetiškos tos būna pirtys. Tie, kurie mėgstam jau tas malkinės krosnelės, jie tokie grubesni, kurie nori gero. Taip, nes nuo malkinio krosnelėm aukštesnės temperatūros, tam tikros medžiagos sudega, kaip elektrinė krosnelė temperatūra daugmaž kontroliuojama ir tie netgi jos, galiu pasakyti, ir saugus atstumai žymiai yra mažesni, bet galima kabinama ant sienos krosnelę, kabinama tiesiai ant medžių, yra visiškai saugi, tikrai jiems niekas neužsidegs. Taip, kad yra gamintam turbūt daugiau laisvės pasireikšti ir jie daugiau įdeda į dizainą savo meno, negu kad malkiniai krosneliai. Ten žiūri daugiau ekonomiškumo, daugiau, kad to akmenį geriau šildytų, ko mes nebeturime šito klausimo. Ir čia pirkėjus įvelia į, kaip sakant, į tokį klausimą, ką pasirinkti, nes kiek visokių grūžybių yra, kurią man dabar gražiausia pasirinkti. Šitas klausimas irgi sudėtingas, vėl pagal ką mes renkamės, sakysim, jeigu mums, kaip sakyti, yra tas ekonominis variantas, vadinkim, reikia tik tai krosnelės, akmenų ir šilumos, nežiūrint taip į dizainą, tai aišku, renkamės pigiausiai. Ir tai mes tikrai garą turėsim tą patį, kur pasirinkę brangiausią krosnelę. Aišku, tos brangiausios krosnelės kažkiek skiriasi savo tarnavimo laiku. Ten vėl yra tam tikri niuansai, kur daugiau investuoja gamintojas į medžiagas geresnės, patvaresnės medžiagas, turiu omeny išorinės apdailas ir tenų sujungimai, tai jos tarnauja ilgiau. Pati pigiausia krosnelė, stebuklų nebūna, jeigu jinai pigi, tai jinai tarnaus trumpiau. Bet savo funkciją atliks ir galbūt kartais mes galime 2-3 krosneles pakeisti per tą patį laikotarpį, negu nusipirkę vieną brangę. Kalbant apie elektrinės krosneles, reiktų atkreipti dėmesį į krosnelių valdymą. Turiu omeny patį valdymo pultą, iš kur valdoma krosnelė. Pačios paprasčiausios, pigiausios krosnelės turi valdymą savien krosnelės. Dažniausiai tai būna 2 rankenėlės, kurias pasukus vienu atveju reguliuojant temperatūrą pirty, kita rankenėlė reguliuoja laiką, kiek mes ten pirty būsim ir kada atsijungs krosnelė. Tai pats paprasčiausias variantas. Bet šitas neturi tiek daug galimybių. Kitas variantas gali būti kažkoks išorinis valdymo pultas, jau kuriuo mes galime valdyti pirties klimatą kažkiek daugiau. Krosnelės gali būti suintegruotų garo generatorium, kuris palaiko tam tikrą drėgmę pirty. Ir tas valdymo pultas išorinis tą klimatą visą laiką palaikys. Jisai turi galimybę su tam tikrais atidėjimais paleisti pirtį numatytų laiku. Ir aišku, dabar ateina tas metas, kai visi mes norime pirtį valdyti per nuotolį, tai praktiškai dabar jau visi gamintojai arba prie kiekvienos krosnelės galime pajungti
pultą, kuris turės Wi-Fi jungti ir galėsime valdyti iš telefono ar kito mobilaus įrangio. Mes tada matysime pirties temperatūrą, visą valdymo funkcijas ir galima paleisti nuotoliniu būdu, krosnelę paleisti ir jinai bus paruošta pirtis tada, kada mes norėsime. Aišku, dar labai norėčiau paminėti, kad kaip jūs projektuojat ir planuojat pirtį, labai daug klaidų matome, kad atsiveda vieną elektros kabelį pirtį ir įsivaizduoja, išsikala visą pirtį ir kviečiasi specialistą man pastatyk krosnelę. Tai nėra teisinga, nežinau, kas turbūt nuo senovės atėjo šitas metodas, reikia įsivaizduoti, kad ta krosnelė turi valdymą. Krosnelė, kad ją valdyti, turi būti daviklė. Jeigu yra temperatūra, tik tai temperatūrinis daviklis. Jeigu turime krosnelę su gero generatoriumi paduodamą vandenį, reiškia reikės valdyti ir drėgmę pirtį. Reiškia reikės drėgmės daviklio. Plius, jeigu turime tą krosnelę su klimato kontrolė, dar įsiveda papildomas ventiliatorius, kuris valdys klimato kontrolę. Tai jau mums pasidaro jau nebe vienas laidas, o gal 5, kartais ir 6 laidai. Aišku, iš moderniuose pirtys ir apšvietimas jau eina ledinis, gal kelių spalvų, kelių zonų, tai vėl dar papildomi laidai. Tai norėčiau atkreipdėmėsi, kad prieš darydami pirtį, pirmiausiai įsirinkit krosnelę, pagalvokit, kokią norėsit, kur valdymo pultą statysit ir kiek jums laidų prie jos reikės. Tai yra labai svarbus momentas statant pirtį. Tai va toks mano būtų patarimas, renkantis krosnelę. Ir dar, kiek žinau, tai ir pas tave stovi čia krosnelė, kuri integruota su garo maišytuvu, tai netgi tokių atsirado šiais laikais. Taip, tai čia atsirado ne tokių, tik tokia, jeigu taip sakykime, nes tai yra tik tai vienas gamintojas estų Salnomas, kuris daro tokias krosneles ir šiuo metu šitą krosnelę, tiek, nežinau, mano nuomonė, tiek kas jie pasinaudoja, turbūt analogų neturinti pasaulyje. Jinai paima karštą orą ir karštą garą iš viršaus ir nuleidžia į apačią. Tai labai man sunku žodžiais jums apsakyti, bet jinai suvienodina daugmaž pirtyje temperatūrą, tiek drėgmę suvienodina ir pas mus vienodai šyla tiek kojos, tiek galva. Nereikia kentėti. Nereikia pirtininko pirtyvo, čia yra blogiausia. Pirtininko nieks nepakeis, bet kažkiek klimatą mes pagerinti pirtį galime. Taip, ir pirtininko irgi įžvalga yra ta, kad tai vienintelė krosnelė, kuri pasirūpina, kad pirtininko kojos nebūtų šaltos. Tai yra nuleidžia garą į apačią ir pirtininko kojos šyla. Tai čia yra privalumas. Ką galima pirtininkų, nes kaip aš sakiau, pirtininko kojos šyla ar šala netaip svarbus, kad man kojos šyla. Taip. Bet su šitą krosnelę ir mano kojos šyla. Taip. Svarbiausia, kad visiems tiktų ir pirtininkams, ir tiktų žmonėms, kurie lankosi pirtyje. Tai įvairovė yra didžiulė, dizaino įvairiausio. Jūsų skonis, jūsų estetinis mąstymas, visa kita, tai, kaip sakant, pasirinkimas didžiulis. Rinkitės.